Pranešimas. Konkursas mokyklos žurnalistas. Wow, draugai, konkursas. Wow, nieko sau. Visi gali išbandyti savo jėgas. Tas, kurio medžiaga turės aukščiausią įvertinimą, taps mokyklos žurnalistu. Oho! Na viskas, tapsime žurnalistais, taip? Ei, futbolistai, kodėl jūs? Mes irgi norime save išbandyti kaip žurnalistas. Taip mes nufilmuosime kietos medžiagos ir tapsime populiarios. Grūša, Mariusia, ką jūs filmuosite, jūsų santykių su vaikinais tai neįdomu. O mes futbolistai, mes rasime kažką šaunus nufilmuoti, treniruoti sportininkų gyvenimus. Klausykit, jūs futbolistai. Na, aš nedalyvausiu konkurse, aš niekada nenorėjau tapti žurnalistu. Man tai visiškai neįdomu. O, vienu priešininku mažiau. Kas čia per triukšmas, ko jūs rėkiate? Va, žiūrėkite, pranešimas apie talentingiausią žurnalistą. Taip mes bandome nuspręsti, kas bus mokyklos žurnalistas. Palaukit, draugai, aš būsiu žurnalistė. Aš maža ir galiu įlįsti į kiekvieną kampą ir skylę. Aš galiu nufilmuoti tokių dalykų. Žūža, nusiramink, aš būsiu žurnalistas. Taip, tu tapsi kietu žurnalistu. Šakės, kaip visada. Man taip atsibodo tie krepšininkai. Labas visiems, kodėl jūs čia visi susirinkę? Apie ką jūs šneka, draugai? Gal galit leisti praeiti? Va, apie ką kalbame. Mokyklai reikia žurnalisto. Mes jau turime vieną. Spėkite ką? Turite 3 spėjimus. Oho, šauniai, smailikai, ar tu ta žurnalistas? Na, dar ne, bet aš nusifilmuosiu tokios medžiagos, kuri turės aukščiausią vertinimą. Taip, ir smailikas taps mokyklos žurnalistu. Ką tu gali filmuoti, krepšininkė? Kaip kirkinasi su šokėja. Kaip kirkinasi su savo šokėja. Klausyk, Koste, ar tu užsičiaupsi? Tai visiškai ne tavo reikalas, kas smailikas filmuoja. Beje, ten bus dar vienas žmogus, kuris dalyvaus. Taip, mes taip pat nufilmuosime šaunios medžiagos. Nagi, ne, Diana, mokyklos žurnalistas nėra geras darbas merginai, duok šį darbą man. Ne, smailikai, aš nesutinku, aš taip pat dalyvausiu konkurse. Tas, kurio medžiaga gaus aukščiausiai vertinimą, taps mokyklos žurnalistu. Na gerai, Diana, nori su manim rungtyniauti? Gerai. Merginos, mes tokios šaunios, kalbant apie vertinimus, bet ką mes filmuosime? Merginos, kaip tai ką? Viską, kas vyksta mūsų mokyklos viduje. Pačius įdomiausius, saldžiausius ir pikantiškiausius dalykus. Čia ką? Merginos, patikėkite manimi. Šakės, draugai, aš šoka. Kodėl jūs nebalsavote už mane? Aš galėjau tapti geriausią mokyklos žurnalistę. Žūža, tu nesi vienintelė, kuri nori tapti žurnalistę, mes irgi norime. Na nieko, pažiūrėsime, ką tas krepšininkas ir Diana nufilmuos. Draugai, kam jums to reikia? Jūs turite filmuoti viską, kam pamatote. Kažkas bučiuojasi, turite filmuoti. Kažkas sulaužė kriauklę, turite filmuoti. Kam jums to reikia? Jeigu aš būčiau žurnalistas, aš nufilmuočiau kažką gero merginų persirengimo kambaryje. Artiomai, ką tu čia iš vis kalbi? Šakės, Artiomai, aš šokia. Mokyklos žurnalistas nefilmuoja merginų persirengimo kambario, ar tu išprotėjai? Brovastė, tik čia. Ei, smailikai, ką mes darome tualete? Mes čia kažką filmuosime? Brovastė, O, žinau, nufilmuokime naują veidrodį su drugeliu. Brovastė, tu išprotėjai, niekas juk to nežiūrės. Na, tada nufilmuokime pamokas mūsų mokykloje. Tu ką, Brovastė, nesupranti, niekas to nežiūrės. Mums reikia nufilmuoti... Draugai, labas visiems. Na, šiandien yra ta diena, kai šokėjos ir aš nusprendėme prisijungti į mokyklos žurnalisto konkursą. Ir mes jums papasakosime pikantiškiausias istorijas ir visas didžiausias paslaptis. Taip, dabar mes eisime į mokyklos sporto salę. Pažiūrėkite, draugai, dabar jūs matote mūsų futbolo komandą, kuri akivaizdžiai nieko nedaro. Jie tiesiog sėdi ir ridena kamuolį ant grindų. Vienas iš šių futbolo žaidėjų yra mano buvęs vaikinas, Dima. O šalia jo galite matyti Kostę, Dimos dešinę ranką. Pažiūrėkite, ką jie daro, tai nepanašu į treniruotę. Ei, kodėl jūs filmuojate? Patraukite kameras, pseudo žurnalistės. Iš tikrųjų, mes turime leidimą jūs filmuoti, nes tai mokyklos konkursui. Šakės, atsibodote, ėmė treniruotis. Draugai, pažiūrėkite, kokią įtaką daro ši kamera futbolo žaidėjams. Jie pradėjo treniruotis. Greitai bus pertrauka ir jūs pamatysite, ką paaugliai daro per pertrauką. Atsibodot. Na viskas, draugai, mums metas išeiti, eime į koridorių ir lauksime pertraukos. Taigi, draugai, dabar pamatysite veiksmą. Mes parodysime, kas dedasi mūsų mokykloje per pertrauką. Taip, tai bus baisu. Na, draugai, tuoj suskambės skambutis. Eime. 5, 4, 3, 2, 1. Skambutis. Tai buvo siaubinga.
Draugai, tai labai baisu, bet mes tęsime filmavimą. Šakės draugai, krepšininkai pirmauja, mes nespėjome nufilmuoti pertraukos. Atsibodo. Taigi, ką darome? Žinau, ką reikia daryti. Mes filmuosime tualete. Ten yra ką nufilmuoti. Na ką, eime? Taigi, draugai, štai čia mūsų krepšininkai, kurie taip pat kovoja dėl mokyklos žurnalistų vietos. Bet jie jais netaps. O, draugai, šios gražios merginos yra mūsų palaikymo šokėjos. Jos taip pat nori tapti mokyklos žurnalistėmis, bet jos jomis netaps. Draugai, jūs girdėjote? Šie du krepšininkai labai jau pasikėlė. Fu, mes tikrai laimėsime. Aš jums sakiau, kad jos karštuolės. Žodžiu, jūs filmuojate savo medžiagą, o mes savo. Taigi, draugai, karštasis taškas, kur vyksta skandalingiausi dalykai, merginų tualetas. Jūs galite galvoti, kad čia nieko įdomaus, kriauklė, rankšluosčiai. Bet yra vienas bet. Matote, draugai, čia yra 3 kabinos. Už pirmų durų yra... Gruša ir Artiomas! Ei, Diana! Gerai, ir toliau antroje kabinoje randame Marusę ir Artiomą. Jie čia tik mylikaujasi, mes išeiname. Na, nieko savo, durų yra... Nieko savo! Viskas, išeiname, netrukdysime jums. Atsiprašom. Taigi, draugai, prarodėme mūsų karštąjį tualetą, eime toliau. Bus tik dar karščiau. Bet kokios jos įkyrios? Na ir žurnalistės. Kas iš visų galvoja tą konkursą? Gerai, draugai, metas mums treniruotis. Būti žurnalistų smagu, bet niekas neatšaukė treniruotis. Na ką, merginos, parodykime jiems. Taip. Gerai, aš jūs padėsiu čia. Taip. Taigi pradėkime treniruotę, merginos, gerai. Mes kiečiausios, gražiausios, karščiausios, kiečiausios. Žodžiu, vaikinai, ši medžiaga specialiai jums. Mes nufilmuosime savo šauniasias šokėjas ir jų treniruotę. Taigi, ar jūs pasiruošę pamatyti mūsų šokėjas? Oi, vaikinai, apgailestaujam. Čia ne šokėjas, čia futbolistai, mūsų priešai. Kamera į šoną, nefilmuok. Na, žodžiu, matote, jie nevykėliai. Jie vaikšto ir verkšlena. Jūs nevykėliai. Norėčiau, kad mano buvusi Diana taptų žurnalistė, o ne tu. Na ką, vaikinai, pasiruošę pamatyti mūsų šokėjas? Štai, mūsų gražiosios merginos, palaikymo šokėjos. Man labai patinka žiūrėti jų treniruotes. Smailikai, pirmyn! Atsargiai, vaikinai, jei jos mus pamatys, mums šakės. Žemiau, žemiau. Na ką, vaikinai, karšta? Labai karšta. Viskas, reikia eiti, nes jeigu jos mus pamatys, nužudys. Tyliau. Vaikinai, jūs matėt? Krepšininkai žurnalistai kėlė savo video. Šakės. Na ką, dabar filmuosime karštą video ir jis gaus aukščiausią vertinimą. Ir mes tapsime žurnalistais. Ką, merginos? Jie nufilmavo palaikymo šokėjas? Va čia tai šakės. Jeigu palaikymo šokėjas sužinos, krepšininkams šakės. Vau, kokios naujienos. Pažiūrėkite, kaip šokėjas šokinėja. Vau, kietai. Dima, žiūrėk. Kostė, nežiūrėk, ten Diana. Krepšininkai nufilmavo tokį kietą video. Kostė, taip, jų medžiaga įdomi. Kostė, jeigu tu ir toliau žiūrėsi, tu nebe mano draugas. Aš manau, kad krepšininkai šaunų žurnalistai. Aha, blefuotojai. Merginos, treniruotė buvo puikiai, eime toliau filmuoti. Merginos, pažiūrėkite. Pažiūrėkite. Ką jie jau? Na ką, dabar filmuosime karštą video. Karštą. Aukščiausią vertinimą. Aišku. Žurnalistais. Kokie įvertinimai, negaliu patikėti, kad jie jau laimi. Diana, jie filmavo mūsų treniruotę. Ką? O baisiausias dalykas yra reitingai. Pažiūrėkit. Merginos, ar jūs nesuprantate, kodėl jie mus filmavo? Juk todėl, kad mūsų sijonai pakyla per treniruotės. Taip, todėl jų reitingai tokie aukšti. Diana, ką mums daryti? Merginos, žinau, ką daryti, sekite mane. Brovasti, ar tu matėjai mūsų video nugali visus kitus? Viskas, dabar mes žurnalistai. Gerai padirbėjome. Eime nusiprausti ir namo. Diana, ką tu nori daryti? Man baisu. Jana, nepanikuok. Aš nefilmuosiu vaikinų. Mes nefilmuosime vaikinų persirenginėti, ar ne? Aišku, kad nefilmuosime. Mūsų telefonai juos nufilmuos. Greičiau, merginos, reikia sudėti kameras. Merginos, eikite ten, aš padėsiu čia. Taip, gerai. Na ką, merginos, mūsų planas įsibėgėjo. Dabar turime laukti. Eime.
Mes laimėtojai, mes žurnalistai. Tai patys kečiausi, merginos nevykėlės, nevykėlės. Viskas, namo, eime. Na ką, merginos, atėjo mūsų eilė pasikelti reitingus. Aha. Na ką, merginos, pažiūrėkime. Taip. Oho, pažiūrėkit. Merginos, jūs matote, Dieve. Jie šoka kartu. Tai pralenks visus reitingus. Merginos, mes laimėtojos. Tai laimėsim. Nagi, įkelkime. Dabar. Įkeltą. Mes tapsime mokyklos žurnalistėmis. Taip. Draugai, tai viskas. Mes tikrai tapsime mokyklos žurnalistėmis. Būtinai paspauskite like, užsiprenumeruokite kanalą ir paspauskite varpelį. Greit pasimatysime. Ate.